Sveiki, mano brangieji, šį kartą turėsime neįprasto pobūdžio prognozę. Tai tikriausiai jau visi žinote, kad 24 metų vasario 10 dieną prasidėjo žaliojo drakono metai, kurie tęsis iki 25 metų sausio 28 dienos. Ir šį kartą mūsų prognozė bus ne įprastiem mūsų zodiako ženklam, bet kinų zodiako ženklam. Tai bus prognozė kiekvienam iš jų ir taipogi padarysiu panašų video tik jau mūsų įprastiem zodiako ženklam. Tai pažiūrėkite abi šias prognozes, tiek pagal kino zodiako ženklą, tiek pagal mūsų įprastus visuomeniai žinomus ir dažniau naudojamus zodiako ženklus. Ir prisipliusuokite savo šias dvi prognozes, nes turi įsipildyti tiek pagal kinų zodiako ženklą, tiek pagal mūsų įprastų zodiako ženklus prognozės. Na kągi, tai pradėkime, kadangi jau drakono metai, tai pradėkime nuo mūsų drakoniukų. Visi, kurie gimė drakono metais, kas laukia drakonų 24 metais, kokie pokyčiai ateis į drakonų gyvenimą. Kokie pokyčiai laukia drakoniukų. Ir taip pat ištrauksime vieną kortą iš orakulų kaladės. Ką visata nori pasakyti visiems drakoniukams apie jų 24 metus. Kokią žinutę nori pasakyti visata drakonams apie jų 24 metus. Drakonų metai tikrai bus pilni pokyčių. Jūs būsite ryžtingi šiais metais, vis dėlto lazdų trejetas, tai yra ugnies stichijos korta. Turėsite užsidegimo, entuziazmo, ryžto. Jūs jau nusprendėte, kokią kryptimį jūs eisite ir jūs žiūrėsite pirmyn ir judėsite link savo tikslo. Gali būti, kad turėsite kažkokių tai ryšių ar kelionių į užsienį, nes šita korta simbolizuoja keliones. Na, nebūtinai į užsienį, galbūt judėsite kažkur tarp miestų, tarp šalių, tarp valstybių, tarp žemynų. Galbūt jūsų darbas bus susijęs su užsieniu, galbūt jūsų kažkokie tai nauji kontaktai bus užsienyje, galbūt jūs keliausite pas giminės. Raktiniai žodžiai yra užsienis ir judėjimas į priekį link savo tikslų, nes jūs jau juos užsibrėžėt ir jūs pradėsite žengti tuos pirmosius veiksmus link savo tikslo įgyvendinimo. Taip, gali būti, kad jūs nusprendėt, kad jūs būsite pavyzdžiui, finansistas, taip, ir jūs nusprendėte, kad jūs pasimsite tas ir tas studijas ir galbūt tos studijos bus užsienyje. O galbūt tiesiog jūsų tikslas tapti finansistu ir jūs nuspręsite pasimti finansų analitiko kažkokias tai studijas, kad įgyvendinti savo tą tikslą. Tai gali būti ir kažkoks tai verslas, pirmieji žingsniai versle, pirmieji žingsniai meilėje, visur tie pirmieji žingsniai. Jūs nusprendėte ne tik pamąstysiu, pasvajosiu, bet šiais metais jūs imatės kažkokių tais veiksmų. Ir jie greičiausiai bus susijęs su užsieniu, bet jūs turėsite daug ryžto, daug drąsos ir viskas jums pasiseks. Ir taip, orakulas jūs taipogi rodo tas naujas pradžias. Smalsumas, kas įžiebia jumise susidomėjimą. Tai šiais metais greičiausiai gali būti, kad atrasite naują kryptį, kuri jūs domina. Galbūt jūs mesite savo darbą ir nuspręsite, man tai visiškai neįdomu, aš noriu keisti savo kryptį. O galbūt jums trūksta gyvenime tos kibirkštėlės ir jūs nuspręsite, kad mane domina taipogi ir šitas sritis ir aš noriu domėtis šią sritimi, gilintis į šią sritį daugiau. Tai kad metai būtų sėkmingi, taip domėkitės
lankykite kažkokias tai paskaitas, webinarus, viską, ką įmanoma, kas jūs domina, būtinai neapleiskite šitos srities ir galbūt tų visų webinarų, seminarų pagalba jūs suprasite, kad aš iš gyvenimo noriu visai kitų dalykų ir tikslai mano gyvenime pasikeitė ir dabar aš judėsiu visai kitą kryptimį. O galbūt jūs atrasite banglentininkų sportą, taip ir jums labai patiks banglentės ir jūs įsikraustysite ten, kur bangos stipresnės ir galėsite mėgautis šią veiklą. Tai tokie jūsų metai bus tikrai kupini pokyčių, kelionių, kažkokių tai ryšių galbūt su užsieniu, galbūt jūsų tos studijos, kurios domina, bus užsienyje. Tai linkiu didžiausios sėkmės ir susitiksime kitose prognozėse. Ate. Na kągi, dabar kiškių eilė. Pažiūrėkime, kas laukia kiškių 24 žaliojo drakono metais. Kokie pokyčiai laukia žmonių gimusių kiškio metais. Kokie pokyčiai laukia kiškių 24 žaliojo drakono metais. Ir taipogi vieną kortą norėčiau iš orakulų kaladės. Ką visata nori pasakyti visiems kiškiams apie jų 24 metus ir jų laukiančius pokyčius. Ką nori visata pasakyti kiškiams apie 24 metais laukiančius pokyčius. Taip, kiškiai turės greičiausiai dvasiškai transformacinius metus, nes jums iškrito saikingumo korta. Saikingumo korta dažniausiai siunčia žinutę, kad sustokite, atsikvėpkite ir palaukite. Kad ir kokius jūs troškimus turėtumėt, jie išsipildys. Bet išsipildys tada, kada visata manys, kad yra geriausias laikas, kad jie pavirstų realybę. O kol kas dėkite pastangas, dirbkite su savimi, keiskite savo vidinę būseną, dirbkite su savo emocijom, su savo mąstymu, sąmonė, pasąmonė, kad kai visata jau jum paduos ant padėkliuko tai, ko jūs norite, kad jūs būtumėt visaip iš vidaus pasiruošę tas dovanas priimti. Tai saikingumas. Šiais metais gali būti, tas raktinis žodis saikingumas ir kantrybė. Kokie variantai kiškių gali laukti? Pavyzdžiui, iki to laiko, iki 24 metų kažką vartojote nesaikingai, taip? Galbūt nesirūpinote per daug savo sveikata ir per daug valgėte saldumynų, per daug vartojate cukraus, galbūt per daug puodelių kavos, o galbūt rūkėte, o galbūt per daug vartojate alkoholio, nesportavote, jūsų miego režimas buvo negeras. Šiais metais jūs nuspręsite, kad užtenka, šiais metais aš turiu kažką tais daryti saikingai, nes galbūt jau jūs pajutote kažkokius tai sveikatos problemas, pasiekmes jūsų to nesaikingumo. Ir šiais metais jūs nuspręsite būti sąmoningesni savo sveikatos atžvilgiu, taip. Jeigu jūs esate sportiški, neturite jokių žalingų įpročių, turite griežtą grafiką, discipliną, tuomet gali būti, kad jums teks padirbėti labiau su savo vidiniu dvasiniu pasauliu. Galbūt pasikeis jūsų tikėjimas. Galbūt jūs anksčiau netikėjote į jokias aukštesnės jėgas, dabar pradėsite tikėti, taip, susirasite religiją kažkokią, o galbūt pakeisite esamą savo religiją. Galbūt taipogi gali būti, kad susirasite kažkokį tai mokytoją, būtent kuris jums pasirodys, kad yra
autoritetas ir jūs norite gyventi pagal jo teigiamas tiesas, taip. Na, taipogi tai gali būti ir religinis kažkoksai tai vedlys. Arba tiesiog daugiau dėmesio skirsite meditacijai, kantrybės lavinimui, kaip geriau susifokusuoti į tam tikras užduotis, galbūt jums labai sunku susifokusuoti. Pradėsite lankyti jogos užsiėmimus, kažkokias meditacijas, kvėpavimo pratimus. Tai šiais metais jums reikia dirbti su savimi iš vidaus, nes greičiausiai jums visata galbūt nenori šiais metais duoti iškart tai, ko jūs labai laukiate, nes jūs tiesiog nesusitvarkysite su tom dovanom, jeigu jūsų vidinė būsena bus tokia, kokia buvo 23 metais. Taip, 24 metais jūsų visi pokyčiai vyks iš vidaus. Tai labai rekomenduoju viską, ką papasakojau, paanalizuokite savo gyvenimo būdą, ar jums reikia tvarkyti savo sąmonę, pasąmonę, ar kūną, taip, mūsų tą varikliuką, kuris mus veda pirmyn, ir susitvarkykite tai ir jūs visata apdovanos. Apdovanos būtent tai tuo, ką jūs ir troškote gauti. Na ir jūsų ir orakulo patarimas, ką visata jums sako, taip, tai drąsa, tiesa ir tas šešėlinis darbas. Šešėlinis darbas yra, kai jūs turite dirbti su savo vidumi, vienumoje, taip, jūs turite susifokusuoti į tai, ko kiti žmonės galbūt su jumis bendraudami nepamatys, kokios emocijos verda jūsų viduje, kaip galbūt kitų žodžiai jūs skaudina, o galbūt kiek jūs pykčio laikote ant visų žmonių, kuriuos jūs sutikote savo kelyje. Taip, jūs būtent visą tai, kas kitiems žmonėms nematoma apie jūs šiais metais, jūs visą tai turite susitvarkyti ir tuomet jau jūs kitais metais turi apdovanoti kitas atėjęs kinų zodiako ženklas. Drakono metai jums bus vidinių pokyčių metai ir tikrai labai skatinu nelaukti, kol ateis blogi sveikatos testų rezultatai, taip, iš gydytojų, ar jūs pasijusite blogai, ar pradės griūti santykiai su šeima, artimaisiais, kolegomis, nelaukite to ir pradėkite tą šešėlinį darbą šiais metais, būtent ta drąsa ir tiesa, ta tiesa, kad jūs turite priimti tą tiesą, kad aš esu toks, aš esu tokia, man problematiška priimti kitų žmonių kažkokius tai komentarus, aš jautriai reaguoju į tą, arba taip, aš neturiu normalaus režimo, ir turėti drąsos priimti tiem pokyčiam. Tai drąsa, tiesa ir šešėlinis darbas. Ir kitais metais turėtumėte gauti viską, apie ką svajojate ir netgi daugiau, nes jūs pasikelsite tokiu būdu savo vibracijas ir pritrauksite dar didesnę sėkmę. Tai ką, linkiu sėkmės visiems kiškiam, susitiksime kitose prognozėse. Ate. Sveiki, brangieji tigrai, pažiūrėkime, kas laukia tigrų 24 žaliojo drakono metais. Kokie pokyčiai bus tigrų gyvenime žaliojo drakono metais, tai yra 24-aisiais. Na ir dar vieną kortą norėčiau ištraukti. Kokie pokyčiai? Taip. Kortos pačios krenta. Ir taipogi aš jums ištrauksiu vieną kortą iš orakulų kaladės. Ir klausimas būtų toks. Kokią žinutę visata nori pasiųsti tigrams apie jų 24 metus? Kas laukia tigrų
kokie pokyčiai ir ką visata nori apie tai jiems pranešti. Taip, tigrai, jūsų lauks emociškai intensyvūs metai, sakyčiau. Kodėl ištraukiau 2 kortas? Nesinorėtų tokia liūdna gaida pabaigti jūsų prognozę 24 metams. Jum iškrito taurių 5. Kaip matote, yra 3 pilnos taurės, bet mergina 2 nori išpilti ir kaip ir liūdi, kad jos bus tuščios. Iš geros pusės gali būti, kad pokyčiai bus tokie, kad jūs paleisite savo visą emocinį bagažą, kurį iki šiol tempėte ant savo pečių, visiškai bereikalingai, ir tas jum trukdė turėti kažkokių tai pozityvių pokyčių savo gyvenime. Jeigu iki 24 metų nesijaučiat, kad turėjot kažkokį tai emocinį bagažą, kad kažkas jūs labai slėgia, tai gali būti šie metai kupini kažkokių tais netikėtumų, kurie emociškai jūs gali, liūdinti šiais metais tikrai, bet ši korta nėra didysis arkanas. Jinai nerodo, kad tai bus kažkas tokio tragiško, kad visą pozityvą iš jūsų gyvenimo panaikins, išims. Tai yra mažasis arkanas. Todėl tai labiau kalba eina apie kažkokius tai liūdesėlius, sakykime, kurie jūs liūdins, kažkokie tai įvykiai, bet tie įvykiai neturės didelės įtakos daugeliui metų į priekį. Jūs tiesiog turite išmokti paleisti tas emocijas, nekaupti jų viduje, išleisti kažkokiu tai būdu, pasitikrinkit, kurios praktikos jums, sakykime, geriausiai veikia, taip, ar išeiti vakare pasivaikščioti minimum valandą laiko ir išleista negatyvą, ar vis dėlto žmogui iš karto pasakyti, man nepatinka, kas vyksta tarp mūsų, išsiaiškinkim situaciją, taip. Bet kokia situacija, jeigu jūs jaučiate, kad jūs esate jau dugne, nepamirškite, kad žemiau jau nebus kur eiti. Tada jau bus tik tai į viršų. Ir patikslinimų jūsų kita korta žvaigždė. Superinė korta, didysis arkanas, tai jau reiškia, kad tikrai kažkokia tai sėkmė bus stipri jūsų gyvenime 24 metais. Žvaigždė yra korta apie tikėjimą, viltį, didžiulę viltį, o galbūt, kad pagaliau naujas šviežias startas ir viskas, kas buvo blogai, jūs pamiršite, nes ateina naujas gyvenime, naujas etapas jūsų gyvenimą, taip. Galbūt kažkur tai didžiulė sėkmė, kur jums tos sėkmės labai reikėjo ir iki to laiko jūs liūdėjote dėl to, kodėl jums taip nesiseka toj srity, bet pagaliau jūs aplankys sėkmė. Bet kiek suprantu, kad tą sėkmę pasiimti turite padirbėti su savo emocijomis, su savo vidumi, nes jeigu jūs būsite žemose vibracijose, jūs didžiulės sėkmės tikrai nepritrauksite, nes sėkminga energija myli pozityvius žmonės, kurie tiki, kad visata nori jiems tik gero ir jeigu kažkas blogo nutinka, tai visata tiesiog ruošia juos didesniems išbandymams, taip, ir jeigu žmogui duotos kažkokios tai pamokos, tai tikrai ne kad nubausti, o kad pakelti žmogaus intelektą, suvokimą apie gyvenimą. Ir jeigu jums duotas tas išbandymas, tai reiškia, jūs jį galite įveikti. Visata neduoda žmonėm išbandymų, kurių jie negali įveikti.
Taip, kad galutinis variantas labai sėkmingas, turėsite kažkur tą sėkmę, kur jums jos greičiausiai trūko, bet kad tą sėkmę gauti, išmokite tramdyti, tvarkyti savo emocijas, taip visi jų turi ir išliūdėkite, taip, leiskite savo išliūdėti, bet neužstrikite tame, nes jeigu užstriksite, tai sėkmė pas jūs neatkeliaus taip greitai. Ir vat patarimas šiems metams jums yra mylėkite ir rūpinkite savimi taip, kaip mama rūpintųsi jumis. Pasirūpinkite būtent savo tuo vidiniu kūdikiu, kurį mes visi turime. Taip, jeigu jūs labai save plakate, pavyzdžiui, šioje situacijoje, kodėl aš taip elgiuosi, kodėl aš tokia nevykėlė. Visada pasižiūrėkite į savo mažą nuotrauką ir pamastykite, ar jūs galėtumėte taip blogai kalbėti apie tą mažą leliuką. Ir tikrai jūs nesugebėtumėt, todėl ir nepeikite savęs didelio, nes kiekviename slypi tas tūno kažkur viduje, tas mažas vaikelis, kuriam reikia to gero pozityvaus žodžio. Taip, kad aš labai tikiuosi šitą kortą jums šiais metais reikš, kad paleiskite savo tą emocinį bagažą, kuris trukdo jums judėti į priekį. Ir jeigu jūs jį paleisite, būtent šitą kortą ir sako, rūpinkite savimi, taip, neplakite savęs. Ir jeigu jūs susitvarkysite savo emocijas, savo nuotaikas, pas jūs sėkmė tikrai ateis. Tai neliūdėkite, jeigu turėsite kažkokių tais nesėkmių ir prisiminkite, kad jūsų galutinis variantas yra žvaigždė. Mąstykite, kad, taip, turiu aš tų problemų, bet ar tai bus aktualu po 5 metų? Ar tikrai man reikia dabar save taip plakti? Ar tikrai aš negaliu išgyventi šitos situacijos? Tikrai galiu išgyventi, susifokusuokit į pozityvą, už ką galite gyvenimui dėkoti, o ne dėl ko galite skųstis ir tikėkite, kad to jūsų ta žvaigždutė pas jūs atkeliaus. Tai ką, tikrai linkiu didžiausios sėkmės, laikykim pozityvą 24 metais, rūpinkite savimi, taip, ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Kągi, dabar jaučių eilė, bet jaučių ne pagal mūsų įprastą zodiako prognozę, o pagal kinų zodiako ženklus. Tai visi, kurie gimė jaučio metais, kas laukia jų, kokie pokyčiai jų laukia, 24-aisiais žaliojo drakono metais. Ojojojojoj. Korta pati iškrito. Ir tuomet orakulų vieną kortą. Ką visata nori pasakyti jaučiams apie jų 24 metus ir pokyčius, kurie laukia jaučių. Ką visata jiems nori pasakyti. Kokią žinutę. Taip, jaučiai, jum metai tikrai bus sėkmingi. Šiaip jums norėčiau gal netgi šį kartą pradėti nuo orakulo. Orakulas jums sako taip, tiesiog eikite link to, kur jūs norėjote, svajojote eiti, taip. Tai visi jaučiai, kurie turi kažkokių svajonių, idėjų, bet trūko jums tos drąsos, galbūt paskatinimų iš kitų trūko, galbūt kiti abejojo jūsų idėjomis, galimybėmis tai pasiekti, taip, tai šie metai viskam turi būti sakoma taip. Jeigu jūs gausite kažkokių netikėtų pasiūlymų iš jūsų aplinkos ar iš nepažįstamų, kad galbūt nori su manim kurti kažkokį tai projektą, taip, ar galbūt
kviečiu tave į darbo pokalbį, nes man patinka, kaip tu reiškias, kaip tu dirbi savo esamoj vietoj. O galbūt kažkokia tais nutrūktgalviška kelionė į užsienį. Viskas, visos idėjos, visi pasiūlymai, ar jie ateina iš jūsų, ar jie ateis iš kitų žmonių pas jūs, sakykite taip ir nemastykite. Nes jūsų rezultatas šiais metais, taurių devynetas, didžiulis pasitenkinimas. Jūsų šie metai greičiausiai, jeigu jūs išmoksite pasakyti taip, nedvejoti savo galimybėmis, savo sugebėjimais ir įsitrinsite tas visas ribas, kurios jūs ribojo, taip, galbūt kažkokie įsitikinimai, kad oi ne, ašgi negaliu taip elgtis, ašgi negaliu tokio verslo idėjos įgyvendinti, nes kažkaip nepadaru, kažkaip gal kaip mane kiti supras, nesupras, o aš negaliu palikti savo pusbrolių puseserių ir išvykti kažkur tai gyventi, kažkaip nemandagu, negražu, mąstykite tik tai apie save ir sakykite visiems iššūkiam, nuotykiam, idėjom taip ir jūsų rezultatas, džiaugsmas per kraštus, jūs pasieksite tokią emocinę laimę, jeigu tai, taip sakykime, jeigu jūs turite verslo idėją kažkokią taip, tai nereiškia, kad būtinai kažkoks tai didžiulis pelnas, bet kad ir kas vyktų su jūsų verslu, jums teiks tokią didžiulę euforiją, tokį didžiulį pasitenkinimą, taip kad, kaip sako, kad ir kiek pinigų turėtume, kad ir kiek ten vaikų, būstų, automobilių, taip, juk svarbiausia būti laimingais gyvenime. Ir tai, ką jūs darysite šiais metais, jums suteiks didžiulę laimę. Tai pokyčiai, kad ir kokie gyvenime šiais metais būtų, jie jums atneš labai daug emocinės pilnatvės, džiaugsmo, laimės. Jūs jausitės, kad pagaliau aš turiu viską, apie ką aš svajojau, taip? Tai nesvarbu kokia sritis. Darbas, asmeniniai santykiai, savirealizacija kažkokia tais, sveikatos dalykai, bet kas. Jums šiais metais labai pasiseks. Ir dar nepamirškite vėliau pasižiūrėti tokią pačią prognozę apie drakono metus, tik jau būtent pagal savo asmeninį zodiako ženklą ir pripliusuokite būtent šitą laimės prognozę prie savo zodiako ženklo ir greičiausiai jūs pamatysite tiksliau, kokioj sferoje jums ta laimė atkeliaus. Tai net neturiu daugiau ką pridurti, visiems sumanimam, idėjom šiais metais sakote taip. Ir turėsite labai džiaugsmingus pokyčius žaliojo drakono metais. Tai linkiu didžiausios sėkmės, nors, kaip matau, jums jos ir nelabai reikės. Ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Kągi, o dabar pažiūrėkime, kas laukia visų gimusių žiurkės metais, kokie pokyčiai jų laukia žaliojo drakono 24 metais. Kokie pokyčiai laukia žmonių gimusių žiurkės metais. Taip, ir dar vieną kortą norėčiau. Kokie pokyčiai laukia ir orakulą. Vieną orakulą norėčiau ištraukti. Ką visata, kokią žinutę visata nori pasakyti žiurkėms apie jų žaliojo drakono metus ir pokyčius, kurie jų laukia. Taip, jau ne pirmam ženklui iškrito šis patarimas. Gerai, tuomet pradėkime nuo pradžių. Pirmoji jūsų korta, nors gal ir atrodo šiek tiek
negatyviai, bet iš tikrųjų labai puikia korta šiuo atveju, šioje prognozėje. Kardų aštuonetas. Kardų aštuonetas yra tokia situacija, kai jums atrodo, kad jūs nieko negalite padaryti. Akys užrištos, rankos surištos, kojos surištos, nei matote, nei girdite, nei galite pajudėti. Bet dažnu atveju yra taip, dvi galimybės. Taip, jūs esate tokioje situacijoje, kur, tikrai šiek tiek reikia išlaukti ir jūs kol kas negalite nieko daryti. Ir jūs jaučiatės, antiek apriboti, jūs svajojate apie kažką, bet jokių veiksmų negalite imtis. Bet kita situacija yra, kuri pasitaiko dažniausiai, jūs tik įsivaizduojate, kad jūs toje situacijoje nieko negalite padaryti. Kai iš tiesų jūs tiesiog bijote išeiti iš savo komforto zonos ir pakeisti tą situaciją ir jūs apsimetate, kad, esu tokioje situacijoje, nieko negaliu padaryti, tai ir tiesiog toliau visom draugiam pasakosiu, kokio aš blogoje situacijoje, verksiu ir guosiu ir mane guos mano šeimos nariai, bet aš nieko nesimsiu. Tai šie metai bus jūsų pokyčių metai, kai jūs turite atsirišti rankas, akis, kojas ir eiti į priekį. Ar jums baisu, ar nebaisu, bet jūs privalote tą padaryti. Ir būtent jūsų orakulo patarimas, iškart noriu keliauti prie jo, yra toks: drąsa, tiesa ir šešėlinis darbas. Viskas, kas susiję su jūsų vidiniu pasauliu. Kaip jau ir kitam kažkuriam tais kinų zodiako ženklui minėjau, tai jums panaši situacija šiais metais. Jūs turite pripažinti savo, kad jūs tiesiog bijote išeiti iš komforto zonos, dėl to jūs esate toje situacijoje ir jūs nieko nekeičiate. Tada jums reikia drąsos, kad jūs nuspręstumėt viskas, pavargau, atsibodo, aš imuosi daryti kažkokius tai veiksmus ir eiti į priekį, nes aš nebegaliu taip gyventi. Ir taipogi tas šešėlinis darbas su savimi, tai yra šešėlinis darbas su savo emocijomis, sąmonė, pasąmonė, ko jūs tikite gyvenime, gal jūs visada save statote į aukos poziciją, kas tikrai galimai taip ir yra. Nustokite statyti save į aukos poziciją. Visa tai, ką jūs turite savo gyvenime, yra vien tik jūsų sprendimų pasekmė. Jeigu jūs atsiduriate kažkokioje taip toksiškoje situacijoje ir jūs sąmoningai joje pasiliekate, tai įrodo, kad tai yra jūsų problema. Nes jeigu pas jūs būtų stiprios kažkokios tvirtos vertybių sistema tvirta, jūs turėtumėt aukštą savivertę, jūs suprastumėt, kokie santykiai yra geri, kokie negeri, nesvarbu darbiniai, nedarbiniai, kaip gyvenimas turi atrodyti normalus, koks gyvenimas jau yra, priverčia žmogų turėti daug traumų. Jeigu jūs visą tai suprastumėt, jūs tame nepasiliktumėt. Jeigu jūs pasiliekate, tai čia yra jūsų problema ir tikrai negalima nieko kito kaltinti. Taip kad stabdykite tą aukos poziciją ir imkitės kažkokių veiksmų. Ir kai jūs jų imsitės, jums iš karto iškrito monetų valetas. Superinė korta, būtent valetai ir yra pradžios korta. Kai, gali būti, valetas gali būti ir vaikas, mokyklinio amžiaus, nuo gimimo iki 18 metų maždaug. Arba tai galite būti jūs, pradėję kažkokią tai naują veiklą, projektą, ir kai jums dar trūksta žinių ir jūs studijuojate, mokotės, gilinate žinias, perkate webinarus, kažką jūs darote. Ir tai yra monetos. Tai viskas susijęs su
finansiniu rezultatu, kažkokiu tai apčiuopiamu rezultatu, taip, ar tai pinigai, ar tai pirkiniai kažkokie tais. Tai vat visko gali būti, jeigu, sakykime, sujungu šias dvi kortas, tai toks jausmas, kad jums prastai sekėsi valdyti savo finansus, arba jūs buvote finansiškai prastoje situacijoje ir jums atrodė, kad išeities iš to nėra. Ir šiais metais jūs turite išsitrinti visas savo ribas, kad oi, negaliu aš nei to daryti, nei to, nei to. Tai kur man čia tą pirmą žingsnį dėti? Tikrai yra daug variantų. Jeigu jums atrodo, kad jų nėra, nueikite pasikonsultuoti su kažkokiais tos srities profesionalais. Galbūt nueikite pas psichologą, jeigu jums atrodo, kad neįmanoma viskas ir plakate save ir galvojate tik per negatyvą. Taip, jums šie metai rodo, kad jūs tik išsilaisvinkite iš tų virvių ir jūs turėsite puikų rezultatą. Jūs padėsite stiprius pamatus sėkmingai savo finansiniai ateičiai. Bet jūs šiais metais turite padaryti tą šešėlinį darbą, susitvarkyti savo sąmonę, pasąmonę, emocijas, pripažinti savo, kad taip, niekas nekaltas, aš pati kalta, kad atsidūriau tokioj situacijoje ir kad toj situacijai buvau tokį ilgą laiką, ir drąsiai imtis pirmųjų žingsnių. Ir jums pasiseks, jūs kažką mokysite, studijuosite, dėsite savo finansinius pagrindus arba kažkokios kitos materialinės vertybės ir turėsite labai sėkmingą pradžią. Taip kad linkiu jums didžiausios sėkmės, viskas jums pasiseks, tik imkitės būtinai veiksmų. Ir ką, susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Na, o dabar eilė visiems gimusiems kiaulės metais. Tai kokie pokyčiai laukia kiaulių žaliojo drakono 24 metais? Kokie pokyčiai ateis į kiaulių gyvenimą 24 metais? Ir dar vieną kortą. Kokie pokyčiai laukia kiaulių? Ir orakulai. Vieną kortą iš orakulų. Kokią žinutę visata nori pasakyti kiauliams apie jų 24 metus ir pokyčius, kurie jų laukia? Kokią žinutę nori pasakyti visata kiauliams apie jų 24 metus? Ir iškart norėčiau atkreipti dėmesį, kaip įdomiai, tiek atsiskyrėlio kortoje, tiek orakulų kortoje mergina sėdi ant žemės, lyg medituotų, skirtų laiką sau. Taip, šie metai, turėtų būti skirti kažkokiem tai gilinimams į save, bet nebus jie kažkokie tais negatyvūs ar liūdesio pilni. Nes jūsų vis dėlto pirma korta tai yra monetų dama. Monetų dama tai jau yra moteris finansiškai pasiekusi tą stabilumo lygį, kai jinai jaučiasi rami, galinti džiaugtis gyvenimu, jaučiasi graži, materialinės vertybės pas ją, būtent pinigai, investicijos, santaupos, viskas pas ją sustyguota, jai yra ramu, kad jinai pasiekia tą lygį, kur jau jinai gali džiaugtis gyvenimu.
Tai vat kiaulės galbūt šiais metais pagaliau jausis, kad pasiekė tą savo finansinį stabilumą, o galbūt tie pokyčiai bus susiję šiais metais būtent su jūsų finansiniais reikalais kažkokiais tais, taip. Taipogi tai gali indikuoti žmogų jūsų gyvenime, kuris, kažkaip turės įtakos jūsų gyvenimui, keis jūsų gyvenimą, keis požiūrį į gyvenimą galbūt, nes monetų dama tai yra žemės ženklo moteris, jautis, ožiaragis arba mergelė, tai vat, kuri jums gali turėti įtakos, jeigu taipogi, kaip ir minėjau, pasižiūrėkite būtinai tą pačią prognozę ir pagal mūsų įprastus zodiako ženklus. Tai vat, jeigu jūs pagal mūsų tos įprastus zodiako ženklus esat mergelė, ožiaragis arba jautis, taip, tai gali būti, kad jūs jausite šiais metais taip, kad jūsų tie pokyčiai, fiziškai, vizualiai nebus kažkokia galbūt dideli, nes, jūs šiais metais jaučiatės ramus ir nelabai jūs kažką norite keisti, o galbūt pagaliau šiais metais jūs pasieksite tą finansinį stabilumą ir jūs jausitės patogiai, nebenorėsite jūs draskytis, kažką tai ten planuoti, vykti kažkur tais. Ne, jums užteks visko kaip yra. Jeigu jūs nesate žemės ženklas, tai gali būti, kad šalia jūsų būtent bus tokia moteris, labai racionali, nes žemės ženklai yra racionalūs, taip. Jie nesvajoja apie kažką per daug, jie neskraidžioja ore su savo fantazijom, jie yra racionalūs, jie yra konservatyvūs, jie yra tikslus, detalūs, perfekcionistai dažnu atveju, bet mylintis, paguodžiantis, taip, tokie turintis mamiškų tokių savybių. Tai ar tai jūsų mama, kuri turės įtakos jūsų kažkokiem tai pokyčiam šiais metais, ar tai kažkoks tai, bet kas gali būti, taip, ypatingai kas susijęs su finansiniam profesijom, tai buhalteris, apskaitininkas, finansų analitikas, bankininkas, galbūt pokyčiai bus susijęs su šiom sritim, arba tiesiog jūs jausitės pagaliau pasiekę tą finansinį stabilumą, kur jums net nelabai ir norisi kažką tais toliau ten daryti ir ypatingai, kita korta jums iškrito atsiskyrėlis. Atsiskyrėlis yra mergelės korta, taipogi žemės ženklo korta, bet jau būtent mergelės korta. Ir su kuo asocijuojasi mergelė, su tuo pačiu galime ir asocijuoti šitą kortą, taip. Mergelės linkusios analizuoti, eiti gilyn, kapstyti situaciją, nepaleisti tos situacijos, tai visi darbai, kurie susijęs su analizavimu. Vėlgi, kaip ir pagal šią kortą, taip ir pagal šią. Gali būti, kad jums reikės kažkokios tai finansininkų, apskaitininkų pagalbos, o galbūt daktarų, nes čia yra ir daktarų korta, jiegi gilinasi į mūsų tas sveikatos problemas, testo rezultatus ir taip toliau. Pavyzdžiui, netgi detektyvas taipogi gilinasi, visur, kur reikia gilintis. Tai arba tiesiog šiais metais jūs gilinsitės į savo vidų, apmastysite, kiek jūs daug pasiekėte, kur jūs nuėjote. Tai jūsų tie pokyčiai bus susiję su savęs analizavimu kažkokiu tais ir jūs mėgausite šiais metais greičiausiai. Arba metų pabaigoje jūs jau pagaliau pasieksite tą rezultatą, kur jūs galėsite atsipūsti, kad pagaliau aš pasiekiau to, ko norėjau, ir apžvelkime praėjusius metus ir kaip aš tą pasiekiau. Ir atsiskyrėlis nėra žmogus, kuris jaučiasi vienišas, bet jam tiesiog reikia vienumos. Galbūt jūs tą finansinį pagrindą pasistatėte daug komunikuodami su žmonėmis ir jūs esate jau antiek pavargę nuo tos komunikacijos, kad šiais metais jūs nuspręsite, kad reikia skirti laiko savo daugiau, rūpintis savo sveikata, rūpintis savo tiek emocinę sveikatą, tiek fizinę, taip.
ir kad jūs pagaliau norite šiek tiek atsiskirti nuo kitų ir pabūti vienumoje. Tai netgi korta gali rodyti, indikuoti, kad jūs dirbsite nuotoliu. Galbūt tai bus pirmieji metai, kai jūs dirbsite nuotoliu. O galbūt turėsite kažkokią kelionę į salą, kur jūs būsite, labiau izoliuoti. Taipogi čia viskas gali būti susijęs šitą kortą ir su izoliacija, taip? Nesugalvoju galbūt visų įmanomų variantų, kurie jums gali būti pasitaikyti pagal žodį izoliacija, bet kažkokiu būdu jūs galite būti izoliuoti tiesiog ar savo noru, ar ne savo noru, taip? Nuotolinis darbas, spa centrai, relaksacijos, galbūt kelionė vienumoje, nes jums užtenka jau tos kompanijos, jūs prisibendravote ir jūs norite pagaliau skirti laiką savo vienumoje su savimi. Ir jūsų orakulo žinia, jūs esate pasiruošę, sukurkite savo, užkrito žodis masterpiece, sukurkite savo šedevrą, taip, kurkite tą magiją, kurkite savo geriausią variantą savo toj darbo srityje ar kažkur, kur tik galite sukurti. Tai, ir matosi, kad jūs greičiausiai ir sukursite tą šedevrą, nes jūsų rezultatas superinis, jūs esate stabilioj finansiniai vietoj ir jūs rūpinsite savimi. Jeigu jausitės pervargę, tai čia jums žinia, kad reikia pasirūpinti savimi. Bet čia, kaip žinot, toks apmąstymas prieš audrą, kad dabar tai aš toj paleisiu savo šedevrą ir turėsiu tokį rezultatą. Tai labai superiniai jūsų metai, finansiškai stabilus, sėkmingi, man atrodo, nei jūs bėgsit, nei jūs lėksit. Gal po truputėlį pasistatysit tą savo stabilią finansinę ateitį ir ramiai mėgausitės jau tais vaisiais, skaniais prisirpusiais vaisiais. Tai didžiausios jums sėkmės ir susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Kągi, jau matau, įpusėjome prognozę. Jau 6 kinų zodiako ženklam prognozė yra. Ir toliau judėkime prie 7 ženklo šuns. Visi, kurie gimė šuns metais, kokie pokyčiai jų laukia 24-aisiais žaliojo drakono metais? Kokie pokyčiai laukia žmonių gimusių šuns metais žaliojo drakono metais? Dar vienos kortos norėčiau. Kokie pokyčiai laukia šunų? Ir vieną kortą iš orakulų kaladės. Kokią žinutę visata nori pasakyti šunims apie laukiančius pokyčius žaliojo drakono metais? Kokią žinutę visata nori jum pranešti? Taip, šunų kortos labai įdomios ir tiek daug idėjų, kaip jums tai gali įsipildyti, kad net nežinau, nuo ko pradėti. Pirmoji korta, kuri jums iškrito, tai yra kardų 7. Ši korta mus perspėja, kad atsargiai kažkas tai gali būti nenuoširdus su jumis, bandyti jūs apgauti, pasikėsinti jūsų turtą, nesvarbu ar virtualiai, ar realybėje, apkalbos, kažkokie tokie dalykai. Ir kadangi kita korta iškrito monetų 10, tai yra, kaip matote,
šeimos kortą, finansų kortą. Va tokių pagrindinių 2 vertybių jos susiplaka šioje kortoje. Gali būti, kad pas jūs į šeimą ateitų kažkokie tais dideli finansai, bet tokie labiau jie susiję su vienkartinėmis kažkokiamis tai išmokomis, kurios gali ateiti pas jūs šiais metais, arba tiesiog šiais metais ta stipriausia vertybė jums pasirodys, kad yra šeima pagaliau ir jūs tiesiog labai labai džiaugsitės tuo laiku su šeima ir jūsų šeima džiaugsis tuo. Bet jeigu mes supliusuotume tas 2 kortas, taip, galbūt kažkas norės pasikesinti į jūsų šeimą. Ta prasme, galbūt 3. meilės objektas ateis. Galbūt norės pasikesinti į jūsų finansus, o galbūt apkalbės jūs kaip šeimą. Bet man šioje situacijoje kažkodėl, kadangi kokie pokyčiai, tai nėra pokytis, taip? Visą tai, ką aš sakau, nuo koks tai pokytis, kad kažkas apkalbinės, ne. Man šitą kortą šioje situacijoje aš norėčiau ją interpretuoti labiau taip, kad jūs turite šiais metais elgtis su kitais, nemąstydami, kad kaip čia man iš jo kažką išspausti, kaip čia man jį apgauti, kaip man čia likti sausu, išlipti iš tos balos, kaip aš galėčiau dar ten kažkam padaryti, o galbūt jūs labai apkalbat kažką tais kitus žmonės, labai pavydit. Šiais metais jūs turite elgtis su kitais žmonėmis pagal aukštas moralinės vertybės ir tik su meilė į kitus žmonės. Galbūt jūs apgaudinėjate savo antrąją pusę. Nustokite tai daryti ir susikoncentruokite į savo šeimą ir tas galutinis rezultatas, kaip matote, labai gražus. Jūsų šeimos santykiai gali labai labai pagerėti. O galbūt jūsų finansai labai labai išaugs, taip, bet jūs turite nebedaryti viso šito, elgtis pagal aukštas moralinės vertybės. Pasitikrinkite savo vertybių skalę, galbūt jinai neatitinka kitų žmonių įprastos skalės ir dėl to jūs galite kitiem atrodyti kaip nepatikimas žmogus, susijęs su kažkokiomis tai machinacijomis ir taip toliau. Bet jeigu jūsų moralinės vertybės yra geros ir viskas gerai, tai kad ir kas čia benutiktų, taip, kaip sako, šunys loja, karavanas eina į priekį. Tai jeigu te apkalbos, išmokite su jomis kažkaip tvarkytis, taip. Jeigu kiti žmonės turite daug kažkokių verslo partnerių ar kitų kolegų, kurie jūs jaučiat, kad gal nelabai nuoširdus su jomis apkalba, bandykite jų kuo labiau išvengti. Šiais metais tikrinkite kiekvieną sakinį, teiginį, ką ypatingai, jeigu jūs esate kažkokiam tai versle, tikrinkite kiekvieną sakinį, prašykite įrodymų, kad nebūtų, kad jie jums sako, kad mes jūsų kompaniją galim iškelti į tobulas aukštas kažkokias tai neapsakomas aukštumas, o parodykit, kuo jūs rėmėtės, pasirodys, kad jie neturi net kuom pasiremti. Tai netikėkite šiais metais taip aklai kitų žodžių, bet ir susitvarkykite savo moralinių vertybių skalę, taip. Ir kai jūs pradėsite elgtis su meilė į kitų, kupini meilės kitiems žmonėms, taip, jūs gausite šį rezultatą superinį, o jeigu jūsų moralinės vertybės geros, tai tiesiog jūsų paaštrintas budrumas padės jums apsisaugoti nuo nesėkmingų kažkokių situacijų ir vėlgi rezultatas pas jūs bus puikus. Šita korta gali būti ir pasikėsinimas į visus virtualius dalykus, taip kad keiskite slaptažodžius, darykite tuos slaptažodžius ilgus ir sudėtingus, kad niekas negalėtų įsilaužti, pavogti kažkokios tai svarbios jūsų verslo informacijos, taip ar nutekinti kažkokius tai duomenis. Na ir
jum orakulas, ką sako, sustokite ir pailsėkite, jūs to nusipelnėte. Na, tai reiškia, jūs tikrai turėsite daug darbo šiais metais, galbūt daugelis jūs norės apgauti taip, ir jūs bandysite vis kiekvieną kartą nuo jų kažkaip tai atsimušti, taip, apsaugoti save, savo šeimą ir jum pareikalaus tai labai daug pastangų, o galbūt tas vidinis darbas su jūsų moraliniam vertybėm pareikalaus jūsų viduje taip labai daug energijos. Bet kaip matau, kad galiausiai jūs tikrai galėsite atsipūsti ir pasidžiaugti tuo savo gražiu rezultatu su savo šeima. Ar tai finansinis rezultatas, ar tai tiesiog laikas su šeima. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės, būkite budrus, susitvarkykite savo vertybės ir viskas jums pasiseks. Susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Toliau eilė žmonių gimusių gaidžio metais. Tai kas laukia žaliojo drakono metais, kokie pokyčiai laukia žmonių gimusių gaidžio metais. Kokie pokyčiai laukia gaidžių. Ir vieną kortą iš orakulų koladės. Kokį patarimą visata nori, ne kokį patarimą labiau, o kokią žinutę nori visata pranešti apie žaliojo drakono metus visiems, kurie gimė gaidžio metais. Kokią žinutę visata nori suteikti visiems gaidžiams apie 24 metus. Taip, jūsų kortos labai įdomios ir netikėtos, kalbant apie pokyčius, jums iškrito teisingumo korta šiems metams. Tai gali būti susiję kažkas tai su teismais, su teisminėm institucijom visom. Galbūt šiais metais pokyčiai bus teisiniuose reikaluose, taip, ar tai esate jūs įmonės direktorius, ar tai galbūt, nesvarbu, galbūt jūs esate įsiskyrę, turite vaiką ir teisis kažkokie tai, ir vyksta kažkoks tai teismo procesas susijęs su jūsų vaikais ir bus kažkokie tai pokyčiai susiję būtent, kiek laiko vaikas bus pas vieną tėvą, kiek laiko bus, sakykime, pas kitą tėvą, mamą, taip. Galbūt kažkas susiję jūsų darbe su teisiniais reikalais, pasikeis kažkokia tai pinigų sistema, kaip išmokamas atlyginimas, pagal ką jie skaičiuos viršvalandžius, bet kas susiję su teisminiais reikalais, kažkur tai keisis. Ar tai jūs turėsite kažkokiam tai teisme dalyvauti, taip, ar jūs nuspręsite, kad jums įmonėje kažkokius tai teisinius reikalus reikia keisti. Kažkas susijęs su teisiniais reikalais arba su teisingumu. Galbūt šiais metais jūs, teismas ir teisingumas, taip, kokiu būdu mes bandome įrodyti savo tiesą ir teisingumą visada teismuose. Tai raktiniai žodžiai teismas ir teisingumas ir balansas. Gali būti, kad jūs savo teisingumą bandysite įrodyti kažkam. Tai nebūtinai per teismą, bet šie metai bus tokie, kur jūs eisite savo tiesos keliu ir norėsite visiems tą tiesą įrodyti. Gali būti, kad tos būtent svarstyklės, taip, tas balansas, galbūt šiais metais kažkurioje gyvenimo srityje jums bus labai svarbu palaikyti balansą. Jeigu jūs niekam neįrodinėjate jokios tiesos, jeigu jūs neinat per jokius teismus ir tai visiškai ne jūsų sritis, tai reiškia, šiais metais jums būtinas balansas tarp darbo ir asmeninių santykių, tarp sveikatos ir darbo, taip, visose sritise turėkite balansą. O kaip tą balansą pasiekti? Tik tai su disciplinos pagalba. Taip, kad būtina jums disciplina, taip. Toliau orakulas jūsų ką sako? Pokytis yra svarbus, paleiskite praeitį. Tai galbūt
Vat būtent jeigu jūs turite kažkokių teisinių reikalų, jums gali nepatikti tas teisinis rezultatas, taip, ir jūs nenorėsite jo paleisti, galbūt norėsite pakartotinai kreiptis į teismą, taip, bet jums vis dėlto sako, paleiskite tą praeitį ir šitie pokyčiai, kurie jums galbūt šiuo metu atrodo, nekomfortabilus, ne tai, ko jūs norėjote, galutinėme variante kažkada jūs suprasite, kad viskas turėjo nutikti taip, kaip ir nutiko, nes tie pokyčiai galbūt jūs atves į susitikimus su tai žmonėmis, kurie vėliau jūsų gyvenime taps labai svarbus, ar jūsų pasaulėžiūra pasikeis. Tai paleiskite praeitį, eikite pirmin, nebijokite pasikeitimų, net jeigu jie bus susijęs su kažkokiais teisiniais reikalais, nebijokite jų. Teisiniai reikalai net galbūt, pavyzdžiui, jūs laukiate kažkokios tai vizos į kažkurią tai šalį, taip, ir pasikeitė kažkas ten jų to šalies sistemui ir jūs nebegaunate, pavyzdžiui, paso, nebegaunate kortelės rezidento, taip, nes kažkas pasikeitė ir ne jūsų naudai. Bet tas pokytis jums bus naudingas. Nesvarbu, ar jeigu negausite, reiškia, neturėjote gauti. Jeigu gausite, super, keiskite, judėkite, važiuokite, tyrinėkite ir pažinkite pasaulį naujomis spalvomis. Taip kad, ką jums svarbu prisiminti, tiesos įrodinėjimas šiais metais gali būti tas jūsų pokytis, arba balansas, jums svarbus balansas šiais metais, bet judėkite į priekį, nes tai labai svarbu, ir paleiskite praeitį. Galbūt čia ir yra tas, kad jūs labai norėsite įrodyti savo tiesą, kad tas žmogus praeitį man padarė kažką taip ir taip. Tai vis dėlto ši korta jums davė patarimą, kad paleiskite tą praeitį. Tai tokiu atveju geriau bandykite į teismą neiti, kiek suprantu, pagal šitos kortos patarimą. Bet balansas būtinas, bet kokioje srityje jums šiais metais. Tai susifokusuokite į balansą ir jūs pajausite pasitenkinimą iš visų savo gyvenimo sričių šiais metais, jeigu jums pavyks tą balansą pasiekti. Tai kągi, linkiu didžiausios sėkmės. Nepamirškite pasižiūrėti prognozes ir pagal savo zodiako ženklo jautą įprastą. Ir jūs sužinosite daugiau informacijos būtent, kas čia vyksta pas jūs. Taip, jums prisipliusuokite tas 2 prognozes, jas sujunkit ir bandykite ieškoti, kaip jos tarpusavį gali susipinti 24 metais. Tai ką, linkiu didžiausios sėkmės ir susitiksime kitose jūsų prognozėse. Ate. Taigi toliau turime beždžionės. Pasižiūrėkime, kokie pokyčiai laukia žmonių gimusių beždžionės metais. Žaliojo drakono 24 metais, kokie pokyčiai jų laukia. Kokie pokyčiai laukia beždžionių. Ir taip pat vieną kortą iš orakulų kaladės. Kokį patarimą ar kokią žinutę visata nori perduoti beždžionėms apie jų 24 metus bei laukiančius pokyčius. Labai gražios jūsų kortos. Taigi, ką mes čia turime? Taurių tūzą. Tūzas yra naujos pradžios korta. Naujos sėkmingos pradžios. Tai, ką naują jūs pradėsite, tai bus sėkminga. Tai vystysis ir bus labai sėkminga. O taurės tai susiję viskas su jausmais, su emocijom. Tai kažkokia nauja pradžia, kuri jums duos tiek daug laimės, pilnatvės, džiaugsmo. Kas tai gali būti? Sužinojote, kad laukiatės. Sužinojote galbūt, kad jūsų dukra, sūnus su savo antrąja puse turės vaikelį, taip, ir jūs turėsite anūką. Galbūt
pirmasis pasimatymas bus labai sėkmingas jum ir tai išsirutuliuos į naujus santykius stiprius, taip. Viskas, kas susijęs su meile. Galbūt kažkokia tai žinia, kuri apvers jūsų metus aukštyn kojomis, taip, vėl susijusi su santykiais, nebūtinai su santykiais, bet kažkas, kas jūs privers emociškai džiaugtis. Tai jūsų metus greičiausiai apvers ta naujiena ar tas susitikimas su tuo žmogumi ir tas žmogus apvers jūsų gyvenimą aukštyn kojom. Tai greičiausiai jūsų metai bus kupini meilės, jeigu ne asmeninės meilės, tai meilės šeimoje, taip, meilės savo vaikam, meilė anūkam, šeimos pagausėjimai, kažkas tai labai labai gražaus jūsų laukia ir prie šitos prognozės prisipliusuokite pagal savo zodiako ženklą prognozę, kurią aš greitų metu pateiksiu. Ir jūs matysite tą bendrą paveikslą, su kuo gali sietis ta nauja džiaugsminga pradžia. Galbūt netgi tai susiję, kažkoks tai jūsų verslas bus, bet tas verslas bus labai susijęs su meile, su jausmais. Galbūt jūs atidarysite agentūrą, kuri ieškos antros pusės jūsų klientams, taip, arba vestuvių planuotoja, arba dar kažkas, nauja pradžia. Ir labai sėkminga nauja pradžia. Tai prisipliusuosite būtinai prie savo zodiako prognozės ir susižinosite daugiau informacijos, kame čia ta sėkmė gali būti. Na ir orakulas jums nori pasakyti. Dalykai ateina ir išeina, pasikliaukite visata. Tai šį kartą greičiausiai kažkas ir ateis į jūsų gyvenimą ir jūs turite pasikliauti visata, kad galbūt tas žmogus jums iš karto nepatiks ir jūs mąstysite, ne su šitu tai tikrai neprasidėsiu, o viskas vėliau išsirutuliuos taip, kad sėkmingų santykius turėsite ir susituoksite. O galbūt jūs dabar liūdite šiuo metu, nes galbūt praradote kažkokią tai meilę, skyrybos buvo, bet visata jums sako, kad dalykai ateina ir išeina. Pasikliaukite. Jeigu kažkas išėjo, reiškia, tas žmogus, tas veiksmas, tas įvykis neturėjo pasilikti jūsų gyvenimą ir jūsų lauks toj kažkas žymiai gražesnio ir stebuklingesnio. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Kągi, dabar pažiūrėsime. Krenta kortos, bet dar neimkime, nes klausimas nesuformuoluotas. Kas laukia 24 žaliojo drakono metais visų žmonių gimusių ožkos metais? Ką žmonėms gimusiems ožkos metais, kokius pokyčius yra paruošęs žaliasis drakonas 24 metais? Kokie pokyčiai laukia ožkų? Na ir dar vieną kortą. Kokie pokyčiai laukia ožkų 24 metais? Ir viena iš orakulų kaladės. Ką visata nori pasakyti ožkoms apie jų 24 metus, pokyčius, kurie laukia 24 metais? Kokią žinutę visata nori pasiųsti ožkoms? Labai gražios jūsų kortos. Taip. Pirmoji korta, kuri jums iškrito, kardų karalius. Jeigu jūs, būtinai kaip visiems primenu, vėliau pasižiūrėkite šią prognozę šiems metams pagal jūsų zodiako ženklą, būtent ką žaliasis drakonas, kokius pokyčius jums paruošė, ir prisipliusuokite prie šitos kinų zodiako prognozės ir matysite pilnesnį vaizdą. Jeigu žinutės pasikartos, reiškia tas įvykis sustiprintai jum įsipildys. Jeigu žinutės skirsis, tai reiškia, kad prie vienos temos prisipliusuos dar ir antra tema. Tai jeigu jūs pagal zodiako ženklą esate oro stichijos atstovas,
tai yra vandenis, svarstyklės arba, ką mes čia dar turim, dvyniai. Tai čia galite būti jūs, nes čia yra kardų karalius, būtent oro stichijos vyras. Ir jūs jau pasiekėte savo aukštumą. Taip, jūs praėjote per tos gyvenimo išbandymus ir jūs jaučiate stabiliai, kadangi karalius yra jau aukščiausia korta kaip asmenybės, taip, ne valetas, ne riteris. Tai rodo, kad jūs jau esate subrendusi asmenybė, besivadovaujanti logika, mėgstanti kovoti už tiesą visada, teisingumą, turinti labai gerus komunikabilumo gebėjimus ir jum taip lengvai liejasi kalbos, žodžiai, jūs mokate bendrauti su žmonėmis, juos pajausti, bet jūs esate taip linkę į tą racionalumą ir į šaltą protą, sakyti tą, ką galvojate. Tai jeigu jūs esate oro ženklo atstovas, tai jūs šiais metais galite taip jaustis, kad, aš jau savo pasiekiau. Jeigu tai ne jūs, tai gali būti, kad jūsų metus kažkaip turės jiems įtakos, galbūt kažkokios tokios profesijos atstovas, taip, vyrukas, kurio darbe reikia labai daug komunikacijos ir šalto proto. Pavyzdžiui, teisininkas bando pagal faktus apginti, nesiremiant jokiomis emocijomis. Galbūt kažkokį tokį mokytoją turėsit, kuris nesiremia emocijomis. Bet kas jūsų gyvenime, tokio būdo vyras gali turėti įtakos. O jeigu esate moteris, tai gali būti, kad jūs esate santykiuose su šiuo vyruku, nes kita jūsų korta tai yra imperatorienė. Superinė korta ypatingai moterims. Ką ši korta rodo? Gali būti, kad jūsų metus visiškai apverks aukštyn kojom nėštumas. Arba gali būti, kad jūs šiais metais taip susifokusuosite į savo moteriškumą, galbūt jūs pabudinsite savyje tą moteriškumą, nes buvot kažkur jį giliai padėjusi ir vis bėgote, lėkėte tarp darbų, šeimos ir nebeliko laiko savo, nes jautėte graži, tai šiais metais jūs spinduliuosite moteriškumu, galbūt viskas, kas susiję su moteriškumo pareigomis, moteriška energija, kažkas naujo jūsų gyvenime, galbūt šiais metais jūs nuspręsite likti namuose, nebedirbti, o galbūt tiesiog daugiau laiko skirsite savo grožiui, grožės procedūrom, o galbūt kažkokias moteriškumo praktikas pradėsite. Kažkas tokio, galbūt dėl to, kad jūs sutikote labai brandų vyrą, kuris jums labai tinka į porą, jūs pradėsite žydėti. Bet taipogi imperatorienė ir finansinė padėtis jūsų gera. Ir jums sekasi tvarkyti su šeima, vaikais ir būti rūpestinga. Gali būti pokyčiai šitose sritise šiais metais. O jeigu jūs esate vyrukas, tai greičiausiai šalia savęs turėsite tokią moterį, kuri jumis labai super mokės kaip pasirūpinti, paguosti ir padės laikyti tą namų židinį, kol jūs dirbsite. Tai tokie pokyčiai, bet čia moteris ir vyras panašu, kad kažkas keisis, galbūt scenarijai jūsų šeimoje, taip, galbūt nauji santykiai, o galbūt sustiprinsite savo jau esamą ryšį ir tai duos kažkokį tai vaisių, ar tai finansinį, ar tai naujas šeimos narys ateis į jūsų gyvenimą šiais metais ir tai ir bus pagrindinis pokytis jūsų gyvenime. Ir žinutė, kurią mes jums turime, kiek savimi, judėk pirmyn, tau viskas pavyks. Ir judėk pirmyn
labai įdomi jūsų žinutė. Dabar galvoju, kaip čia jum gali jinai įsipildyti. Galbūt tai jūsų vėlyvasis nėštumas ir jum baisu. Jūs turite idėją, bet jūs bijote, taip. Tai kaip visata sako, nebijokite. Gimdymas bus sėkmingas, viskas bus gerai. Bandykite, jeigu norite vaikelio, jeigu planuojate, turite tokį troškimą. O galbūt jūs bijote šių santykių, bet viskas gerai. Šitų vyrų galima pasitikėti, jisai jau yra brandus. Jisai mokės tos santykius išlaikyti. Nėra vėjavaikiškas. Taip kad ir ką čia turi minty, tiesiog judėkite į priekį. Net ir tais blogiausiais momentais, kai trūksta pasitikėjimo savimi, nors kaip ir neturėtų šiais metais to būti, bet o galbūt jūs esate vyrukas, kuris nežinote, kaip pakerėti šią damą, tai eikite pirmin, stenkitės ir jūs visko pasieksite. Tai kągi, nusimato labai įdomus su santykiais kažkokie tais supinti metai ir galbūt su pagausėjimu. Tai linkiu didžiausios sėkmės tame ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Pažiūrėkime, kas laukia arklio metais gimusių žmonių, kokie pokyčiai jų laukia žaliojo drakono 2024 metais. Kokių pokyčių arkliai gali tikėtis žaliojo drakono metais. Taip, dar vienos kortos norėčiau. Patikslinimo, kokių pokyčių gali tikėtis arkliai žaliojo drakono metais. Ir vieną kortą iš orakulų kaladės. Kokią žinutę visata nori perduoti arklio metais gimusiems žmonėms apie pokyčius laukiančius žaliojo drakono 2024 metais. Ta pati žinutė, kaip ir tik ką turėjome ožkoms. Tai turėsite kažkokių panašumų. Na kągi, pradėkime nuo jūsų pirmosios kortos. Pirmoji jūsų korta yra taurių penketas. Na, gali būti, kad turite kažkokį tai emocinį bagažą, kurį šiais metais būtų labai puiku paleisti, nes tos negatyvios liūdnos emocijos neleidžia jums judėti pirmin. Bet kaip matote, mergina turi 3 pilnas taures, bet jinai liūdi dėl tų 2, kurias jinai tuo išpils. Gali būti, kad jūs labai fokusuojatės į tai, ko jūs trokštate ir negalite gauti šiuo metu, vietoj to, kad fokusuotumėtės į tai, ką jūs jau turite ir už ką turėtumėt būti dėkingi. Ir vat būtent ta jūsų antroji korta, saikingumas, kartu su taurių penketu, rodo, saikingumas jums neša žinutę, kad kantrybės. Palaukite. Ir jum, kada bus pats palankiausias metas, visata suteiks džiaugsmą, laimę, atneš tai, ko jūs troškote ir taip stipriai norėjote. Bet kol kas, visų pirma, tai jūsų emocinė būsena ne ta, kad jūs galėtumėt teisingai priimti visatos dovanas. Todėl jums svarbu atsisakyti bagažo, pasikelti savo vibracijas į pozityves, į džiaugsmingas. Tikėkite, kad visata nenori jums nieko blogo, kad tai yra tik pamokos arba patirtis, kurias jūs turite išgyventi, praeiti, kad būtumėt stipresni, kad išaugtumėt kaip asmenybės ir galėtumėt atlaikyti kitus gyvenimo išbandymus. Taip. Tai vat būtent ši korta įrodo, kad greičiausiai jūs kažko labai čia trokštate, bet tie troškimai neleidžia jums gyventi šią dieną. Jūs tik galvojate,
kada aš gausiu tai, kada aš gausiu tai, kada aš gausiu tai ir apie nieką kitą negalvojate. Tai pamirškite tai, nesifokusuokite daugiau į tai. Visata žino, ko jūs norite, bet dabar jūs turite pradėti dirbti su savimi, susitvarkyti savo sąmonę, pasąmonę ir daryti kažką gero, ko jūs galite padaryti šiandien. Taip, pamastykite, gal jūs kažką gero galite dėl savo šeimos padaryti, gal jūs kažką gero dėl savęs galite padaryti. Na, galų gale pasirūpinkite savo fiziniu aktyvumu ar savo mitybą ar kažkuo, kas turės ilgalaikį rezultatą vėliau, po keletos metų, taip? Ir jūs nepastebėsite, kaip jūsų tos dovanos pas jūs atkeliaus. Tiesiog šita korta sako, kad viską jūs gausite, bet dabar šiek tiek reikia palūkėti. Bet taipogi tai yra ir saikingumo korta. Galbūt jūs nejaučiate saikingumo, vartojate alkoholio per daug, neteisingas miego grafikas, bloga mityba, prasti maisto produktai, mažai judesio, na viskas, kas tik gali būti, taip rūkote per daug, iš vis geriau nerūkyti. Saikingumas, kad viską turite daryti su saiku, tai galbūt jūs į tą liūdesį ir klimpstate dėl savo kažkokių tais esamų pomėgių, taip. Galbūt, pavyzdžiui, jūs mažai judate ir jūs esate priklausomi nuo cukraus ir jūsų tie hormonai yra išsibalansavę, jeigu jūs negaunate cukraus dozės, jūs jaučiatės, kad jūs esate labai žemam energijos lygiai, neturite absoliučiai nuotaikos. Jeigu jūs sportuotumėte, jūs visada turėtumėt pasikrautumėt tą gerą nuotaiką, kadangi gaminasi laimės hormonai, atsisakote cukraus, jūsų nuotaika nebepriklausytų nuo cukraus ir tokiu būdu įsipildo ir saikingumo korta ir jūs panaikinate tą visą blogų emocijų bagažą, taip? Tai vat kažkuri iš šitų schemų jūsų gyvenime kažkaip įsipildys šiais metais, nebūkite liūdesy, žinokite, kad ir ko norite, viską gausite, bet reikia vis tiek daryti kažkokius žingsnelius dabar, kad ir jeigu apie tą tikslą, kurį turite dabar, negalite jokių žingsnių padaryti, sakykime, nes laukiate vizos, taip, tai darykite dėl kažko kito to žingsnelius. Tikrai yra daugelis gyvenimo sričių, kurias jūs dar galite susitvarkyti, ne tik ta, kur jūs laukiate vizos, taip, kelionė ar darbas ar kažką. Pasimokykite kažko tais, kažkokius tai kursus pasiimkite, pagerinkite savo kalbos žinias, na, bet bent kažką darykite, stenkitės, taip ugdyti savo asmenybę, rūpintis savo sveikata. Na ir jums iškrito orakulo patarimas, judėkite pirmyn, tu tai gali padaryti, viskas tau pavyks. Tai vat, tai nebūkite šitam liūdesy, judėkite į priekį, kad ir kur tik įmanoma, jeigu būtent toj srity, kur jūs kažko labai trokštat, neįmanoma judėkite kitoj srity ir tie visi troškimai, kurių jūs taip norėjote, ateis net netikėtai, net kai jūs pagaliau pradėsite džiaugtis kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę savo gyvenimo čia ir dabar. Taip kad linkiu didžiausios sėkmės, judėkite į priekį, neliūdėkite, turėkite viltį ir žinokite, kad jūs viską gausite, tik reikia tikėti į visatą. Linkiu didžiausios sėkmės, susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Kągi paskutinieji pas mane šiandien. Gyvatės metais gimę žmonės. Kokie pokyčiai laukia jų žaliojo drakono 24 metais. Kokie pokyčiai laukia gyvačių. Ir viena orakulo korta. Kokią žinutę visata nori pranešti gyvatėms apie pokyčius laukiančius žaliojo drakono 24 metais. Na, gyvačių laukia superiniai greičiausiai metai, kiek matau. Ir net nelabai turėsiu daug čia ką ir padiskutuoti. Tiesiog korta pas jūs
įsimylėjėlių korta, didysis arkanas. Na, labai graži pozityvi korta. Tai gali būti, kad pokyčiai įvyks jūsų asmeninėme gyvenime. Jeigu turite jau santykius, jie greičiausiai augs į naujas viršūnes, taip, į naujus lygius peraugs. Jeigu santykių neturite, superinė pradžia naujų santykių, kurie apvers visą gyvenimą aukštyn kojomis. Galbūt kažkam tie meilės santykiai, pokyčiai būtent meilės asmeninėme gyvenime gali pakrypti ir kita linkme. Taip, tai buvo toksiški santykiai ir jūs išsiskirsite. Na, bet kokie pokyčiai, kurie susiję su asmeniniu gyvenimu ir meile. Tikiuosi, kad tai labai geri pokyčiai laukia, bet taipogi šita korta yra apie du žmonės ir nebūtinai meilėje. Gali būti, kad jūs pradėsite kažkokį verslą su antru žmogumi. Verslas bus ant dviejų žmonių. Arba projektas dviejų žmonių. Kažkokia sąjunga dviejų žmonių, kurioje jūs būsite tas vienas iš atstovų, taip, ir kitas bus jūsų partneris. Ar tai meilės, ar tai darbo sąjunga, nesvarbu kokioje srityje. Tai vat metai greičiausiai daugeliu gyvačių bus susiję su meilė ir jausmais, kuri apvers jūsų gyvenimo aukštyn kojomis. Na ir orakulas, ką jums nori pasakyti, išreiškite save, pasidalinkite savo dovanomis su pasauliu. Taip, na, jeigu ir galbūt tos dovanos, kuriomis jūs pasidalinsite su pasauliu ir pritrauks tą naująjį jūsų vertą meilės partnerį, taip, galbūt tokiu būdu jūs jį ir sutiksite, jeigu jūs turite kažkokių tais Dievo visatos duotų jums gebėjimų, galbūt jūs labai gerai išklausote žmonės, paguodžiate žmonės, galbūt jūs turite skleisti savo pozityvą, na, kažkokią tai veiklą užsiimti, galbūt savanoriavimas ir jūs tai darysite, dovanosite savo tuos gebėjimus visatai, pasauliui, visata jums atsidėkos ir atsiūs jūsų tą antrąją puselę, kurios jūs taip ilgai laukėte ir galvojate, na, kada pagaliau aš sutiksiu savęs vertą partnerį. Tai tik nepamirškite spinduliuoti visos savo tos pozityvios energijos savo visuomenės tam socialiniam burbule ir jūs gausite labai gražų rezultatą. Vat tokiu būdu galbūt jisai ar jinai jūs ir pastebės. Taip kad metai greičiausiai nusimato saldus. Tai linkiu meilės, kuri tikrai liepsnos daugelį metų ir sugebės jūsų gyvenimą paversti gražesniu ir įkvėpti jūs daryti dar daugiau gražių dalykų. Linkiu jums didžiausios sėkmės ir susitiksime kitose prognozėse. Ate.